Ir dar iš Lietuvos. Leidykla Alma Litera pradeda leisti jau daugiau nei šimtmetį pasaulyje gyvuojantį žurnalą National Geographic Lietuva. Pirmajame numeryje spausdinamas ir Amerikos archyve rastas 1938 straipsnis apie Baltijos šalis, kuriame aprašyta ir Lietuva. National Geographic žurnalas anglų kalba leidžiamas nuo 1888. Pasaulinis žurnalo tiražas šiandien apie 8 milijonai egzempliorių. Prieš 15 metų greta angliško leidimo pasirodė pirmasis užsienio kalba japonų. Dabar žurnalas leidžiamas 32 kalbomis. Netrukus žurnalas pasirodys ir lietuviškai. Pasak pasaulyje garsaus fotografo Chriso Johnso vadovaujančio žurnalui, nacionalinės geografijos tikslas įkvėpti žmonės domėtis pasauliu, kuriame gyvename. Lietuviškas žurnalo variantas bus beveik identiškas tam, kokį spausdiname visame pasaulyje. Galbūt kartais įtrauksime kažkokių išskirtinių vietinių istorijų. Chrisas Džonsas 9. redaktorius nuo žurnalo įkūrimo. Per 4 jo vadovavimo metu žurnalas pasikeitė. Pastaraisiais metais jis susišlavė visus įmanomus leidėjų, fotožurnalistų, fotografų apdovanojimus. Esu unikalus redaktorius tuo požiūriu, kad vienintelis iš jų esu dirbantis fotografas, todėl greta geros žurnalistikos, gerų tekstų didelį dėmesį skiriu fotografijos kokybei. Fotografas sako, kad nors geroms nuotraukoms sukurti reikalinga gera technika, klaidinga manyti, kad to užtenka. Mano fotoaparatas, su kuriuo vaikštau kasdien, kainuoja apie $3000, bet žinoma, turiu ir labai brangių aparatų. Bet aišku, fotoaparato kaina nėra svarbiausia. Svarbu, ką fotografas per tą brangų objektyvą mato ir ką nori pasakyti. National Geographic žurnalas lietuviškai pasirodys jau šią savaitę.